Šiandien nusprendžiau dar kartą pasisunkinti savo gyvenimą, į savo benelį dėsiu 70 grupę. Nors karburatorius dar nesutvarkytas, duslintuvas tragedija ir šiaip niekas tam dar nėra pasiruošęs. Juk būtų per lengva viską padaryti tvarkingai. Tai padarom taip, kad būtų įdomiau. Pažiūrėsim, ar šis daiktas sprogs, ar visgi pavyks jį užvesti. Susidėjom žiedus, išsimatavom žiedų gepsus, būtina susirinkinėjant nepamiršti išsimatuoti, kartais būna geri, kartais būna blogi. Mūsų atitinka į mažesnę pusę 0,018, ribos yra nuo 0,015, jei neklystu, iki 0,035. Prieš dedant stūmoklį viską gražiai sutepiau dvitakčio motoro alyvą, kad viskas lystų kaip per sviestą, bent jau teoriškai. Pradėjau dėti stūmoklį į cilindrą ir kaip matot, man sekasi nuostabiai. Ir dėl šios priežasties draugas nusprendė, kad užteks žiūrėti šią tragediją ir tiesiog perėmė darbą. Na bent jau kažkas moka naudotis rankomis. Taip atrodo paruoštas įdėjimui. Tuomet atėjo laikas paskutinį kartą išbandyti, kaip šis mopedas kursis su 50 kubikų grupė. Prieš ją pakeičiam. Kaip jau buvau minėjęs anksčiau, šis mopedas tiesiog nemėgsta kurti su šaltu varikliu. Jis po to pašyla ir jis normaliai pradeda dirbti. Įsitikinus, kad motoras dirba, buvo laikas nuimti seną grupę. Dabar nuiminėjau oro rautinimo plasmasę nuo variklio, kad gaučiau priėjimo prie grupę. Porą varžtų laiko, didžioji dalis tų varžtų misino, svarbu, kad laikas. Atsukus varžtus ir nuėmus plasmasę, pagaliau susipratėjau, kad man jos realiai net nereikėjo nuiminėti. Man atrodo, šito net nereikėjo. Sekantis žingsnis - išimti žvakę ir pasižiūrėti, koks buvo mišinys. Realiai tai nieko nepakeis, bet man buvo tiesiog įdomu. Tokia ilga. Gerai, per ilga. Jaučiu, gerai būtų patikrint parklo gepą. O kiek turi būti? Pažiūrėsim, kiek turi būti. Gepas geras. Duslintuvai nuimti, naudojau savo naujus terkšlinius raktelius, vien dėl to, kad norėjau. Ardant variklius, svarbu yra organizavimas, kur susidedi savo varžtus. Dėl to aš juos pasidedu į tokią vietą, kur jeigu kažkas pajudintų, visi varžtai pabirtų ant žemės. Kaip Krisfix bus out of the old, in with the new. Nuėmus galvos varžtus, pasidedame juos į tą pačią saugią vietą ir tuomet galime pradėti nuiminėti cilindrą. Sena grupė 100. Realiai, lyg ir nesimato, kad kažkas jai blogai būtų. Visiškai nauja, pravažiuota gal 10 km. Bet noras toks dalykas. Panorėjau kažką kitą įsidėti. Baigęs teisinti savo prastus finansinius sprendimus, perėjau prie stūmoklio išėmimo. Ir išimsiu iš šono C-klipą, kuris laiko. Stūmoklį vietoj. Man atrodo, aš ir taip galėsiu išsiimti kišęs replytas ir praplėtęs jas. Opa. Išėmiau pirštą. Nelikos. Tik šviežias buvo. Bet tai nusiema. Galim pažiūrėti, kaip guolis laikos. Visai tvarkingai ir visai šviežiai atrodo, ne? Ne, manau, viskai yra. Guoliukas atrodo tvarkingai, tai šį dedu atgal į švaistiklį. Maunu visą naują grupę atgal. Dabar tai reikia pataikyti pirštų į skylę. Pasijuokęs iš savo nevykusio juokelio, sugebėjau šlyvą įdėti pirštą ir išstumt guoliuką. Tad turėjau darbą perduoti draugui, nes jam buvo labai sunku žiūrėti. Man atrodo, guoliukas išsistūmė biškį, nes jis nėra flush su pistono seneliu. Jis tik važinėja pirminio atgal biškį. Jo, matau, išsistūmė. Gali būt, kad pistonas šlyvai stovėjo. Nepranikuok, nes tu pataikai guolį. Jau ten prie vietos. Man tiesiog atrodo, stūmoklį reikia pasukti, nes jis šlyvai stovi viduj. Arba nuėmus galvą, uždėti tiesiog stūmoklį. Aš jau įkišau. Uždėjus pirštą, prakišame klipsiuką ir tuomet užstūmėme grupę. Kaip ir viskas gerai. Galimai truputį, bet... Nepalėtį. Žiūrį, įdomu, tai galvoju. Uždėjome tarpinę, uždėjome galvą, tuomet liko prisukti varžtus ir įdėti žvakę. Žinai, kaip patikrinti, ar skerkai yra.
Kaip Lady Dog draugelio ir sukant startą. Aš pats pasimokiau. Taip nupurta. Reiktų jaučiu duslę uždėti, ne? Nes dvitakčiam labai svarbu duslė yra. Praverstų. Kol aš mačiau, kaip įdėti naują tarpinę duslintuvui, draugas pasiūlė, kaip biškutį atlaisvinti montavimo taškus duslintuvui, kad taip nelaužtų variklio galvos. Labiau daug jėgos kaip tokiam varžtelį. Ne, nedaug tokia. Skuru. Bandom kurt su nauja 7 grupė, porą prime kickų. Kol praeities aš kuriu mopedą, norėčiau jūsų paprašyti paspausti like ir pasiekti kanalą, kad nepraleistume tolimesnių video. Cool. Reikia uždėti aušinimo plasmasės. Kaip nuėmiau, taip pridedu atgal. Viską darau tą pačią dieną, tam, kad nepamirščiau. Dabar jaučiu uždėsiu gal atgal oro filtrą. Ir tada bandau čia kurt. Ja, mopedas užsikūrė, dabar leidžiam jam pilnai apšilt, po to atvest, dar kartą pakartosim tą. Ir tada jau bandysim važiuoti, per tą laiką, manau, galim stabdžius pabandyti susitvarkyti, nes dabar yra pamestas varžtas. Užges. O dabar yra pamestas varžtas ir kitas varžtas yra išsitampęs. Tai jau galim per tą laiką pabandyti tą susitvarkyti. Po ilgų bandymų Benelis nusprendė nebesikurti, kad ir ką dariau. Tad nusprendžiau pasaugoti savo smegeninę ir nebefilmuoti daugiau, iki kol išsiaiškinsiu, kame bėda. Surinkom visą motorą, tai čia buvo apie, dabar yra 10:30. Iš pradžių jinai dirbo, bet po to jo, sakau, neišėjo užkurt. Pilna problemų, nebuvo aišku, pagrindė su mišiniu, dėsiu 7.5 žikleriuką. Žinau, joks filtras nepadina, dūsta, gesta, nesikūrė, bet galų gale paėjo mane užkurt ir be filtro pravažiuot, kas man duoda indikaciją, kad per daug kuro, per mažai oro. Ant karbo atsuktas oras pilnai. Bandysiu važiuoti, man paėjo važiuoti be filtro. Jinai užsikūrė tik tai pavertus ant šono, kai man atrodo tada, kai pusė kuro išeina į lauk. Reikia per daug nedrožti, pilnai gazą neduoti, reikia tuo pačiu dar ir stabdžius susitvarkyti. Kitą dieną sėsiu, tvarkysiu ir labai tikiuosi, kad per kitą dieną viską išeis sutvarkyti ir padaryti.